Tai šiandien pas mane antrakotas iš grill mėsos, urugvajietiškas berods. Tai ir man tas labai išgyrė. Šiaip šito maros dar nebandžiau, tai pabandysim. Ir tikiuosi bus labai skanu, skani bus vakarienė. O norinčių valgyti jau daug, kaimynas irgi buvo užėjęs pasižiūrėti. Daug būna tų pastabų dėl anglies, kad per maža, per didelė, tai nežinau, aš pastebėjau tai, kad visokių, aišku, pasitaiko tų gabalėlių, bet dauguma yra tikrai tinkami ir už to, vadinkim, kainą. Kaip ir, tarkim, šito maišo būtent, kas liečia Getrida, tai esu tikrai labai patenkintas. Juolab, nei papildomo ten to kvapo nėra, nieko, tai viskas, manau, labai good. Tai kepsiu būtent šiandien su tokiu vadinamu setu, kad defletorių pusę padėjau, tai toj pusėje būtent kepsiu šiuo atveju kukurūzą, kitoj pusėje kepimas bus tiesiog nekaitroj, tai čia būtent steiką dėsim į tą pusę ir išnaudosim Getrido šitą savybę, nes praeitą mano grilė to nebuvo. Viskas, mėsytė ant grotelių, ant ugnies gali vadinti ir tikrai nebijokit ugnies, nes draugas klausia, ką daryti ugnis, ugnis yra gerai, jausna to nebijo, viskas bus tvarkoj. Ir yra sakoma, kad reikia kepti maždaug apie tas 2-3 minutes vieną pusę. Tai kad ir, tarkim, be termometro galima tokį bandyti variantą. Aišku, yra saugiau su termometru, nereikia spėlioti ir rizikuoti nieko. Nu ką, pasimatuojam, ar jau tikrai galim traukti. 48 laipsniai pačiam vidury. Tai dar šiek tiek ir viskas. Trauksim. Gerai, kad matuojam momentiškai, nes karštis labai didžiulis. Viskas, mėsytė ištraukta, turime apie 55 laipsnius vidinės pačiam viduryje, kukurūzų dar šiek tiek ant pačių galų užmečiau ir ant tiesioginės kaitros, kad atsirastų gražios juodos tokios žymės ir dar šiek tiek duosim pailsėti mėsytį ir eisim ragauti. Kaip matot, gavosi tobulai iškeptas, sulčių praktiškai niekur nepabėgo, viskas liko viduje, kukurūza šalia, nusimato skani vakarienė. Šiek tiek druskytės ant pačio galo ir pipiriukas. Daugiau nieko nebereikia. Skanaus.